Sveiki. Šiandien noriu parodyti 230 V sistemą, tam, kad jums būtų aiškiau, kokį termostatą pasirinkti, ką tas valdiklis daro, kaip galima juos apjungti, ką jisai valdo, kiek gyslų laidą reikia pravesti, kaip montuojasi termostatai. Turim 230 V dėžutę, valdiklį, kuris yra labai universalus. Čia, kaip matot, sujungiam viską, ką radau ofise, įvairiausių termostatų, jie gali būti prijungti prie šios dėžutės. Pavaras taip pat Danfoss jungtis, RA jungtis, M30 jungtis pavaros, 4 pavaros M30 jungties, 4 pavaros Danfoss jungties. Jos visos yra 230 V, taigi renkantis laidinę sistemą, pavaros gali būti tik NC normaliai uždarytos ir tik 230 V, kalbant apie šitą valdiklį. Valdiklis yra 8 kanalų, reiškia 8 termostatus galima prijungti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir pavarų galima prijungti daugiau. Pavarų čia prisijungia iš viso 15, tai kažkuriems kanalams galima po 2, 4, dažniausiai yra apribojamas 5 pavaros vienam kanalui, bet tai galioja tik tai tam tikriems termostatams. Taigi, darant automatiką grindiniam šildymui, grindų šildymo dėžutėje, mums reikia padaryti kištuką, kad būtų kur įkišti valdiklį. Ir iki tos grindinio šildymo dėžutės, iš kurios išeina vamzdžiai, į ją turi sueiti laidai iš kiekvieno kambario, iš kiekvienos temperatūrinės zonos, kurią jūs norite valdyti. Visus termostatus 220 V maitinamus iš tikrųjų galima prijungti tiesiai prie pavaros. Galima pavarą sujungti kartu tiesiai su termostatu. Klausimas, kamgi reikalinga šitą jungčių dėžutė, jeigu pavarą galima sujungti tiesiai su termostatu. Tai kaip kuriais atvejais dėžutė labai reikalinga, kaip kuriais gal ir ne visai. Ką jinai daro? Jungčių dėžutė visų pirma, valdiklis, jungčių dėžutė, tai yra vienas ir tas pats. Jinai, kaip matot, pajungimui yra labai paprasta sujungti, visur yra surašyta, kur yra termostato kaladėlė, tai va termostatas 1, 2, 3, 4 ir iki 8 termostato. Toliau turim pavarų pajungimus. Šitam termostatui yra priskirta kaladėlė prijungti 2 pavaras ir štai čia yra grandinė. Tai grandinė aš turėčiau užtrumpinti 2 grandinės, tada reiškia šis termostatas valdytų dar ir antrą kaladėlę, tada būtų 4 pavaros jam priskirtos. Aišku, termostatas 2 jungtyje, jau nieko mes tada nejungiam. Jeigu reikia daugiau, tarkim 5 pavaras, tai sakykime, grandinėlę sujungiam į antrą kaladėlę ir dar į trečią kaladėlę. Ir tada jungiam 1, 2, 3, 4, 5 pavaros prie vieno termostato. Taip apie termostatų ir pavarų prijungimą. Štai čia ką turim. Čia turim katilo jungtį. Tai kai niekam nereikia šilumos, mes galim atjungti katilą. Tai katilą atjungiam ne visiškai iš įtampos, o tiesiog duodam katilui signalą, kad bam, dabar gali ilsėtis, pereiti prie karšto vandens ruošimo ir šildymas yra dabar nereikalingas. Kai nors vienas termostatas kviečia šildymą, čia sujungiam kontaktą, katilas žino, kad reikia dabar šildyti. Turim išorinius jungiklius. Vienas jungiklis tai yra įvedimui termostato į budėjimo režimą, jeigu termostatas turi tokią funkciją, ir vėsinimo režimas. Jeigu termostatas turi vėsinimo režimą, tai čia pasijungus jungiklį, kažkokį tai belaidį Wi-Fi jungiklį arba prijungus prie šilumos siurblio, štai čia kontaktą, galim pasakyti termostatams visiems, kurie yra čia prijungti, kad dabar yra šaldymo režimas ir jie persijungs į šaldymo režimą. Yra 2 saugikliai. Vienas saugiklis yra skirtas cirkuliaciniam siurbliui. Jeigu turit grindinį šildymą pamaišmo mazgą, tai čia galima prijungti tiesiai. Yra jau su maitinimu padarytas išėjimas cirkuliaciniam siurbliui. Ir kitas išėjimas yra, jeigu čia kažką užtrumpinat, tai dega saugiklis, o ne jūsų termostatas. Tai, sakykime, labai yra svarbu kai kuriems termostatams, kai kurie yra labai jautrus trumpam jungimui arba jautrus pavaros užtrumpinimui. Ir iš karto, jeigu jungiam ne per jungčių dėžutę, o tiesiai su termostatu, tada dega termostatas. Sugenda, sudega termostatas. Jeigu yra jungčių dėžutė su saugikliu, tai tiesiog išmeta saugiklį, perdega saugiklis, patikrinam grandinę, surandam, kur yra problema ir
nieko nesugadinam, tiesiog pakeičiam saugiklį. Jungčių dėžutės galima jungti tarpusavį. Jeigu turit pirmą aukštą, trečią, ketvirtą rūsį ir norit viską prijungti prie vieno katilo, turit, sakykim, vieną katilą, vieną šildymo sistemą arba vieną šildymo vėsinimo sistemą, jūs galite jungčių dėžutės apjungti tarpusavį. Tai vienas pajungimo būdas yra, žiūrint, ką jūs norit apjungti. Jeigu katilo valdymui mums reikia 2 gyslų. Vadinasi, iš antro aukšto veda 2 gyslų laidą kabelį į pirmą aukštą, ten, kur yra kita jungčių dėžutė, iš tos jungčių dėžutės valdiklio vedam vėl 2 gyslų laidą iki pačio katilo šilumos šaltinio. Vienas variantas, arba galimas kitas variantas, iš kiekvienos jungčių dėžutės valdiklio 2 gyslų laidą vedam tiesiai prie katilo. Tai iš pirmo aukšto į katilą, iš antro aukšto į katilinę, iš trečio aukšto iš rūsio į katilinę. Nesvarbu, valdiklių skaičius nėra ribotas, visus kontaktus jungiam į vieną, sakykime, vienas kažkuris tai valdiklis nori šildyti, užtrumpino kontaktą, katilas žino, kad reikia šildyti. Jeigu visi atsijungia, niekam nereikia šildyti, katilas yra atjungtas. Jeigu tik tai katilo valdymui, tai mums reikės 2 gyslų laido. Jeigu turėsim centralizuotą aušinimo įjungimą, tai kiekvienai dėžutė mums reikės paduoti kontaktą, kiekvienam valdikliui reikės paduoti kontaktą, tai reikės dar 2 gyslų. Jeigu norėsim centralizuotai įvesti termostatą į miego režimą, nėra populiaru Lietuvoje taip daryti, kažkokį tai jungiklį, timerį, kad nuo vienos vietos visus termostatus įvesti į budėjimo režimą, tai reikėtų 6 gyslų laidą. Tai jeigu visiems atvejams 6 kart 0,75 užtenka kabelio, dažniausiai naudojamoms funkcijoms užteks 4 gyslų kart 0,75 kabelio pravesti arba iš kiekvieno valdiklio į katilą, arba iš valdiklio į valdiklį ir nuo paskutinio valdiklio į katilinę. Taip, kas dar? Patogus jungimas, kas patiko naujam valdiklyje, kad štai čia kiekviena, sakykime, kiekviena anga skirta pavarai arba termostatui yra štai tokių labai patogių užtvirtinimų. Sakykime, nereikia nieko atsukinėti, jau iš karto viskas yra paruošta ir sukant veržlę, pavara arba termostato, reiškia, laidas yra štai taip gražiai užfiksuojami. Iš tikrųjų labai patogus prijungimas, labai patogus pritvirtinimas. Kągi, pereikim gal prie termostato iš eilės. Pats paprasčiausias termostatas, maitinamas 230 voltų, jisai turi tiesiog temperatūros kažkokią tai skalę, nustatymą. Čia po dangteliu turim temperatūros apribojimą. Galbūt tiktų kažkur tai viešoms patalpoms, kur mes norėtumėm užrakinti, tai po dangteliu yra užrakinimas, galim užrakinti ir turėti valdymą. Šis termostatas yra maitinamas 230 voltų įtampa. Taip, atsargiai atidarom. Čia visur 230 voltų. Turim maitinimą, 0 fazė, bet jo išėjimas yra sausas nuo, sauso kontakto termostatas. Tai reiškia, kad valdymas yra atskirtas nuo maitinimo. Ir nesvarbu, kad aš jį maitinu 230 voltų, čia jisai gali junginėti bet ką. Tai kadangi pavara yra pas mane 230 voltų, tai aš turiu paduoti fazę į kom jungtį ir iš ano jungties nuvesti laidą į load. Štai dėžutėje, jeigu pasižiūrėsim, kaip čia viskas yra sujungta, pirmas termostatas L yra sujungta su L, N sujungta su N ir toliau load laidas, žalias, jungiasi per sausą kontaktą, aš jį užmaitinu iš L, reiškia duodu fazę į rėlę. Ir kadangi paduodu 230 voltų, mes gražinam 230 voltų į load jungtį ir valdiklis žino, kada termostatas kviečia šildymą, o kada ne. Gerai, mes jį uždarykim. Antras termostatas. Antras termostatas yra
TP5001B maitinamas baterija. Ir aš taip jį atidarysiu. Štai. Termostatas yra maitinamas baterija, nuėmiau nuo rėmelio, jisai vis tiek dar veikia. Tai yra programuojamas virštinkinis termostatas, labai panašus į VTP, Basic Plus 2, 230 V, tokį įmontuojamą į sieną. Kiekvieną termostatą galima montuoti į tokias instaliacinės dėžutės, nesvarbu jisai potinkinis ar virštinkinis, netgi šitą TP5000 virštinkinį galima montuoti ant, kaip matot, potinkinės dėžutės. Ne? Yra visą laiką daug patogiau, negu kai termostatas yra tiesiog prigrėžiamas prie sienos ir jungiama kažkaip tai prie tų išvestų laidų. Tai šiam termostatui maitinam nuo baterijų užtenka 2 gyslų laidų. Ir štai čia, taip, kaip matom, yra pajungta COM ir NC. COM ir NC, o COM ir NO. Taip, truputėlį galbūt painu, bet kartais būna taip, kad mes iš termostato turim pajungti NO išėjimą, kartais iš NC, kad gauti tą patį rezultatą. Tai čia, kaip matėm, toks šitas termostatas, ne? Tai mes iš jo ėmėm NO kontaktą, jungiam į load. Štai šitas baterijomis maitinamas, jisai taip pat irgi sujungia NO jungiklį, kai mums yra reikalingas šildymas. Kaip pajungti valdiklyje termostatą maitinamą nuo baterijomis? Tai labai paprasta, mes tiesiog fazinį laidą, atiduodam į termostatą, į COM, o load, geltonai žalia, load pajungiam į NO kontaktą. Trečias termostatas yra mums labai gerai žinomas, bene populiariausias iš visų, Basic Plus 2 VTP, montuojamas į potinkinės dėžutės. Sumontavus jisai gražiai priglunda prie sienos, yra nestoras ir gana estetiškai atrodantis. Jis yra programuojamas 230 V termostatas, prie jo galima prijungti ir grindų jutiklį. Ne? Šiaip jisai jungiamas yra 3 gyslų kabelių, 3x075, nuo kolektorinės dėžės, nuo jungčių dėžutės iki termostato turi būti 3 gyslų kabelis. Ir jungiasi labai paprastai, turim L, trečias termostatas, taip, L sujungiam su L, N sujungiam su N ir load, ten kur load jungiam NC kontaktą. NC turim paduoti į load. Ketvirtas termostatas. Ketvirtas termostatas yra visiškai toks pat kaip ir Basic Plus 2. Tiesiog jisai yra su galimybė valdyti per BMS, per pastato valdymo sistemą. Jisai turi modbusą, čia turim pajungimą B-A+, jungiasi taip pat su jungčių dėžute. Tokia gaunasi gan kaip ir hibridinė sistema, nes termostatą mes galime, aišku, pavarą jungti tiesiai prie termostato, bet jeigu mes turim, pavyzdžiui, mums reikalingas išėjimo kontaktas kažkur galbūt į BMS, kada niekam iš pavarų nereikalingas šildymas. Ne tam, kad galbūt cirkuliacinį siurblį per pastato valdymo sistemą išjungti, arba tam, kad temperatūrą gal sumažinti. Na, per pastato valdymo sistemą daug įvairių dalykų galima daryti. Tai jeigu yra poreikis štai šitai jungčių dėžutei, termostatą galima jungti per ją. Ketvirtas termostatas L, N ir load. Tai lygiai taip pat kaip ir prieš tai buvęs, L fazinis laidas, N0 ir NC jungiam į load. Ir jeigu reikalinga pastato valdymo sistemos prijungimas, BMS, jungiam į B- ir A+. Jisai šiek tiek kitoks negu standartiniai, todėl jam reikalinga štai tokia kvadratinė dėžutė, jeigu norėsim montuoti į potinkiniu būdu, į sieną. Jeigu norėsim montuoti
ant sienos, tada dažniausiai yra naudojamos štai tokios dėžutės. Nu, jis kažkaip atrodys kažkaip taip, montuojant virštinkiniu būdu. Devi Touch arba Danfoss termostatas atėjęs iš grindinio šildymo, kilimėlių valdymo. Jį taip pat galima jungti prie šitos 230 V sistemos ir pajungimas būtų štai toks. Kam patinka touch termostatas? Na, jo privalumas yra tas, kad jam galima pritaikyti, štai taip jisai išsimontuoja. Šį termostatą, reiškia, galima pritaikyti prie savo rėmelių. Jeigu norit, kad termostatas būtų galbūt jungiklių blokė, ne, kartu su jūsų šviesos jungikliais, aišku, negalima šildymo termostato montuoti kartu su dimeriais, ne, nes jeigu bus šalia dimeris, kuris šyla, tai gali termostatą šildyti, tada jisai blogai matuos temperatūrą. Taip, tai Danfoss Devi Touch termostatas jungiamas tokiu būdu. Turim N, L, tai čia kaip ir viskas aišku. N jungiam su, taip, kuris čia mūsų 5 termostatas, ne? L jungiam su L, N jungiam su N ir geltonai žalias kabelis, ne? Turim load, jungiam su L load. Na, idėja paprasta, kad mes fazę turim atiduoti atgal į jungčių dėžutę. Jeigu jums reikalingas termostatas valdymui internetu, galim rinktis Devi Smart ar ECTemp, jeigu pagal Danfossą, ir jungti taip pat į šį valdiklį. Pajungimas yra toks pat kaip ir touch termostato. L jungiam su jungčių dėžutės L, N su N ir į load jungiam L load. Ir mes turėsim tą patį veikimą kaip ir su bet kuriuo termostatu. Junginėsim katilą, paleidinėsim cirkuliacinį siurblį ir panašiai. Aišku, kol kas su nei vienu iš jų mes negalim išnaudoti nei šaldymo, nei nuotolinio sistemos stabdymo funkcijos. Paskutiniai Icon termostatai, 7. Basic, paprastutis Icon termostatas, ratukinis, ne, jisai turi užrakinimo galimybę, minimum, maksimum galima rakinti. Jis kuo skiriasi nuo visų prieš tai buvusių, tai kad veikiant jis neturi jokio garso. Kai yra suveikimas, kai yra reikalingas šildymas, termostate nėra jokios relė, kuri daro tokį cikt arba klakt. Visi, kurie buvo štai čia ant stalo, jie sujungiant turi viduje rėlę ir turi tokį įjungimo, šildymo įjungimo tokį garsą. Jisai yra visiškai begarsis. Tai gal, sakykime, unikalus skirtumas. Toliau jisai montuojamas potinkiniu būdu į sieną. Jungiasi gana standartiškai LN ir load NC mes turim sujungti su load jungtimi iš jungčių dėžutės. Taip, LN ir load NC. LN, load NC. Paskutinis termostatas programuojamas 230 V, programuojamas Icon termostatas. Ir taip, čia prašo suvesti datą. Jisai atrodo štai taip, jungiasi, žiūrėkim, kiek čia gyslų yra. 1, 2, 3, 4, 5. Tai vienintelis termostatas, kuriam reikia tiek gyslų, tam, kad išnaudotumėte pilnai visas funkcijas 230 V valdiklio. Tai LN 0 fazė standartiškai, geltonas laidas load, jungiam geltoną su load ir toliau turim, matom, namuką ir snaigę. Tai čia irgi tas pats yra namukas ir snaigė. Namukas, jeigu norim nuotoliniu būdu termostatui sumažinti temperatūrą, tai reiškia pervesti jį iš
buvimo namuose į nebuvimo namuose arba įvesti į šaldymo režimą. Jis taip pat gali turėti ir grindų jutiklį. Beje, grindų jutiklį gali turėti ir touch termostatas, ir smart termostatas, kurie dar BMS-inis termostatas taip pat gali turėti grindų jutiklį. VTP, man atrodo, minėjau, irgi gali turėti grindų jutiklį. Tie du negali. Taigi, programuojam termostatui reikės 5 gyslų kart 0,75 kabelio, jeigu norėsit turėti šaldymo aktyvavimo arba išvykimo funkcijas. Tikiuosi video buvo naudingas renkantis termostatą ir dabar tapo kiek aiškiau, į kurią pusę krypti, kokį termostatą geriausia būtų rinktis ir instaliuoti. Trumpi patarimai. Visą laiką padarykite instaliacinės dėžutės, nesvarbu kokį termostatą išsirinksit, ar tai bus virštinkinis, ar tai bus potinkinis termostatas, visą laiką galėsite jį sumontuoti ant jungčių dėžutės. Kokį laidą atvesti, kiek gyslų kabelio reikia, tai universaliausias yra 3 gyslų. 3x0,75 kabelis jums tiks praktiškai 99 gyvenimo atvejams. Kągi, maždaug tiek. Jei turėsiu daugiau klausimų, rašykite į komentarus, pabandysim atsakyti. Ačiū ir iki.